14 metų, žiūrėkit, Challengeris koksai SRT, tai yra 6.2 varikliukas, 470 arklių. Parsiduoda draudimo, sausio 19 bus aukcionas, gavęs į priekinę dalį. O priekis yra atrodo va taip. Sparnas kapotas keitimui. Čia matot irgi gavęs gerai iš šono, bet pagalvės yra sveikos. Priklijuota, čia aš sakyčiau gal netgi nuotraukos aukciono daugiau rodys, nes turbūt fotografavo, kai dar bamperis nebuvo uždėtas. Ir nuotraukos turėtų būti kaip ir plikos mašinos, nesužtikrintas. 392 Hemi. 14 metai, bet nuvažiavęs tik iki 58 000 mylių, tai labai nedaug iš tikrųjų. Ir mylios rašo actual, tai yra tikros. Aišku, reikėtų pasitikrinti dar Carfaxą, bet manau, kad taip ir bus. Gražus dvigubas išmetimas, galas varomas, bet kas įdomiausia pa šitą modelį, kur labai retas modelis, tai yra mechaninė greičių dėžė. Nes dažniausiai būna automatai. SRT ženkliukai visur, pusiau odinis salonas. Salonas, sakyčiau, tvarkingas, nematau jokių subraižymų, suplėšimų. Palei tuos metus tai tikrai pasižiūrėkit, 14 metai. Šiek tiek yra, bet tai nesuplyšę. Čia irgi va, alkantaros sudėtos visur. Čia biški, matau, yra pasigrubulevę. Bet šitas yra žvėriukas. Einame priekį, tad nueisim pasižiūrėsim. Taip, ką mums rodo priekis? Rankenėlė nusitrinus. Šitą sėdynę matos padėvėta yra daugiau. Turi liuką. Juodas lubas. Galas, aišku, tvarkingas. Bet šitas geriausiai 6 bėgių mechaninė greičių dėžė.